kaip mums elgtis su savo valstybe, kai yra teismo sprendimai, kaip mums juos traktuoti ir kaip elgtis. Ir čia reikia labai daug išmanimų, daug žinių susirinkti. Aš papasakosiu savo istoriją, kaip aš pradėjau domėtis. Iš pradžių man atrodė buitinis konfliktas, į kurį nereikia kištis. Ir staiga aš pamačiau, kaip žiniasklaida išmanantis žmogus, kad žiniasklaidoj pasirodo, ir ypač toj žiniasklaidoj, kuri priklauso nuo Valstybės saugumo departamento, tokie tendencingi reportažai prieš teisėją Venckienę. Tai jie buvo tik po žudynių. Ir man tada parūpo, kad kažkas čia vis dėlto yra daugiau, ne tik buitinis konfliktas, nepaprasta kriminalinė byla. Aš pats ją susiradau, paskambinau ir susidūriau su tokia šiek tiek isteriška moterimi, jinai isteriškai labai kalbėjo, vos ne pro ašaras, ir paprašiau, ar galiu su ko nors susipažinti iš jūsų, kas galėtų man paaiškinti situaciją. Jinai davė savo vyro telefoną ir aš pradėjau domėtis tą istoriją šitai. Aš pasakoju asmeniškai. Bet iš tikrųjų man reikėjo daug pastangų, daug telktis informacijos, kad mėginčiau suprasti ir iki galo aš irgi neturiu iki galo visų atsakymų. Bet žiūrėkit, dabar esminis klausimas mums lietuviam yra, ką daryti su mūsų teismais. Ar teismų nutartis yra galutinis taškas, ar mes galim kritiškai žiūrėti savo teismus. Prieškario Vokietijoje ir Sovietų Rusijoje žmonės vadovavosi tokiais argumentais. Teismas vykdo teisingumą, mes nedrįskime abejoti teismų sprendimais, nes kitaip sugriausime savo valstybę, sugriausime sistemą. Vokiečių biurgeriai šitaip ir galvojo. Pradeda veikti teismai, natūralu mes pakluskim teismų sprendimams, nes kitaip grius valstybė. Ordnung muss sein. Ir paaiškėjo, kad per teismus tu gali išprievartauti tautą. Tu gali padaryti vergų tautą. Per teismus tu gali vykdyti neteisingumą. Ir va mums, norintiems gyventi civilizuotoje valstybėje, ypač jaunimui, aš dirbu su studentais, su moksleiviais kalbuosi, jiems iš tikrųjų norisi tikėti, kad jų valstybės saugumas, jų valstybės teismai gina teisingumą ir tiesą, jie nori tikėti savo valstybę. Ir mes visi norim tikėti. Ir mums labai sunku pripažinti, kad gali mus tos struktūros, kurios turi vykdyti teisingumą, mus prievartauti ir paminti tiesą teisingumą. Aš pats nepatingėjau, susiradau Kondratjevo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo nutartį. Ji yra kraupi. Ten nėra teisinių argumentų. Ten yra jėga. Ar jūs žinot, kad pagal tą nutartį mergaitė atiduota yra ne motina? Nieks šito nežino. Mergaitė pagal tą nutartį yra atiduota liudininkų apsaugos valdybai. Ten liudija moteris, kurios turėjo vaikų teisių ekspertės Kauno, kurios turi duoti išvadą galutinę, ar mergaitė galės gyventi, kokioje aplinkoje gyvens, ar jai bus saugu. Tos moteris teisėjui Kondratjevui sako, mes negalėjom apžiūrėti tų patalpų, mes negalim duoti išvados, kur mergaitė gyvens, nes tai yra valstybės paslaptis, mūsų niekas neįleido susipažinti. Pirma tokia byla, kai vaikas atiduodamas nežinia kur. Tai yra valstybės paslaptis. Niekur nėra pasaulyje tokių dalykų, kad galimai prievartą patyręs vaikas taptų valstybės paslaptimi, jos likimis. Vitalijaus Kondratjevo, to teisėjo, kuris nėra laisvas, kuriam neatsitiktinai ta byla pakliuvo, yra kita nutartis. Nutartis dėl Šarūno Pagaraliaus, kuris dirbo Lietuvos valstybei, buvo Seimo saugotojas per sausio 13 ir paskui pabėgo nuo Kondratjevo, teisėjo Kondratjevo, nes jisai sekė Viktorą Uspaskichą. Ir informuodavo, būdavas jos apsauginis Lietuvos valstybę, kas ten darosi. Jis buvo išduotas, sprogdintas, į jo butą buvo mesta granata ir jam buvo sukurpta neva nužudymo byla. Ir teisėjas Kondratjevas ir mūsų dabartinė prokuratūra jį gaudė po visą pasaulį kaip vieną didžiausių Lietuvos nusikaltėlių. Amerikiečių valdžia jį sulaikė, uždėjo antrankius, pasodino į kalėjimą ir paskui lietuvių amerikiečių dėka, kurie advokatavo jam nemokamai ir rūpinosi generolas Jonas Kronkaitis Šarūno Pagaraliaus likimu,
Jis buvo visiškai išteisintas ir buvo pripažinta, kad mūsų generalinė prokuratūra ir teisėjas Kondratjevas pažeidė įstatymus. Tai va yra Šarūno Paberaliaus istorija. Teismas, kur Amerikos federalinis teismas tiesiog mūsų teisėtvarką, visą teisėtvarką išbrokuoja, pasiunčia kaip nekompetentinga. Kita istorija, Gatajevo istorija. Vaikai. Buitinė byla, šeimos konfliktas, 7 saugumo departamento pareigūnai, prokuroro Betingio paskirti, tyria šeimos konfliktą. Suomijos vyriausybė, Suomijos teismas pasiuntė visą Lietuvos teisėtvarką velniop, neišduodamas Gatajevo. Tai yra unikalus dalykas, kai viena ES valstybė, kita ES valstybė laiko barbarišką, necivilizuotą ir neišduoda jos teisingumui šeimos, Gatajevo šeimos. Tai va, šitie signalai yra labai svarbus. Mes norim pasitikėti savo teisėtvarką, bet turim analizuoti, kas su ją vyksta, kas su ją darosi. Nužudytas teisėjas Jonas Furmanavičius. Europoje tai būtų iš tikrųjų mestos milžiniškos pajėgos išsiaiškinta iki panagių, kodėl teisėjas buvo nužudytas. Mūsų teisėtvarka nesiaiškina. Tas teisėjas pasirodo jo kurso draugas buvo. Algimantas Valantinas, buvęs generalinis prokuroras. Jis atvažiuoja pas savo kurso draugą ir sako, aš nesaugus, man reikia apsaugos. Parašo tai raštu. Šitas raštas pasiekia žemesnę prokuratūrą teisėjo laidotuvių dieną. Po to generalinio prokuroro niekas nebeapklausė, kodėl jis nesuteikė jam apsaugos tą pačią dieną teisėjui, aukštam teisėjui, kuris bijo dėl savo gyvybės. Jis neapklaustas, bet toliau aukštinamas tas teisėjas, tampa teisėjų ir aukštinamas pareigose. Tai čia galima tokia praktika, tik necivilizuotojų valstybė. Civilizuotojų valstybei visuomenė reikalautų teisingumo, kaip reikalavo Belgijoje. Beje, Belgijoje vaikų prievartos istorijos buvo panašios, bet ten išėjo 100 000 į gatves ir reikalavo iš vyriausybės, kad jis susitvarkytų. Tai va, dėl to Lietuvos mokslo kultūros žmonės Vilniuje, taip pat sako, čia nešvaru. Ir mes negalim tokioj nešvaroj gyventi. Ir mato dar kitas dalykas, mes galim iš tikrųjų labai sunku, aš pats sakau, naktimis dirbau savo didelį darbą, kad išsiaiškinčiau, mėginčiau suprasti, kas čia vyksta, nes man irgi kaip piliečiui neaišku. Bet yra kita istorija, tai smurto, prievartos istorija. Net tas ydingas teisėjo Kondratjevo sprendimas neleido prievartos prieš vaiką. O čia vaikas buvo prievartaujamas. Jis Danų ekspertai, pasaulio ekspertai yra pakraupę, airių žino, kad Didžiosios Britanijos ekspertai yra pakraupę, vaikų teisų specialistai nuo šitų vaizdų. Tai čia yra, jeigu mes toleruojam prievartą prieš savo piliečius taikos metu, 240 žmonių gali apsupti Kauno priemiestį, jisgi buvo apsuptas. Visas. Išjungta viskas buvo. Šturmuojamas spec pajėgų, jie su elektrošoku, su dujomis šturmuoja gyvenimą. Tai yra necivilizuota. Atjungtas buvo internetas. Dėl to, kad mano telefonai, dėl to, kad mūsų mano draugai ten buvo ir jie negalėjo susisiekti. Internetas buvo atjungtas, telefonai, viskas buvo blokuoti. Ir dar dėl ko trūko kantrybė iš tikrųjų žmonėm, kurie nori gyventi civilizuotoje valstybėje. Tai žiniasklaidos vaidmuo. Žiniasklaida nėra tas demokratinis forumas, kuris padėtų mums suprasti, kas mūsų valstybėje vyksta. Žiniasklaida mumis manipuliuoja. Ir kai aš pajutau, kad aš pats užkibau ant šito kabliuko, pavyzdžiui, garlevinių ar kedofilų tas tipas kuriamas žiniasklaidos, ar ne? Ir pasižiūrėkit, kas mums buvo rodoma apie Garliavos įvykius. Kažkokie treninguoti vaikinai, kurie stumdo antstolę, šaukia, rėkia, skeričiojasi ir 3 metų mes matom per visą žiniasklaidą šitos vaizdus. Kažkokie nelabai civilizuoti tipai, nelabai kultūringai elgėsi. Tokių negaila. Jeigu policija sutramdė tokius, tai bala nematė, turbūt taip reikėjo. Ir paskui tie žmonės atvažiuoja į Daukanto aikštę ir tu matai tokius paprastus, dorus lietuvius kaimynus, kuriems skauda dėl mergaitės. Atšlubuoja jie su lazdelėm, tokie paprasti, dori lietuviai.
menininkai sumušti, garsus menininkai sudaužyti, atitrankytais inkstais, kraujuose paplūdę. Tiesiog jie, kaip jautrūs žmonės, emociškai jautrūs žmonės, jie norėjo tiesos. Juos atidaužė, jie nesipriešino nieko. Ir mes jų nematėm, mes jų per televizijas nematėm, nei tų kultūros žmonių, meno žmonių, kurie ten būdėjo, nei tų paprastų kaimynų. O paskui paaiškėja, kad dalis iš tų rėkiančių labai garsiai žmonių tiesiog VSD infiltruoti. Ir paskui nufilmuoti per televizijas ir mum rodyti. Tai tas manipuliavimas visuomenė, kai manipuliuoja specialiosios tarnybos per žiniasklaidą, čia yra labai pavojingi dalykai. Kaip nacių Vokietijoje. Bjaurus žydas, kurio negaila, paskui jis dingsta, tavo kaimynas kažkur dingsta, kažkur išvežamas, bjaurus buvo, bala nematė. Tai taip tas garlevinio kedofilo tipas, kuriamas per visą žiniasklaidą, spec tarnybų pagalbą, yra labai pavojingi dalykai. Tai va, čia iš tikrųjų, kai Tomas kalbėjo apie autoritarizmo tendencijas, apie manipuliavimo, apie rusiškas tendencijas Lietuvoje, jos yra labai stiprios, per stiprios, kad mes toliau galėtume ramiai gyventi, reikia prieš tai sukilti.